Sveiki visi, jūs žiūrite news247.lt kanalą ir šiandien seniai pamiršta tema, tęsime playlistą Pasidaryk pats. Kadangi 2016 metai patapo kažkokia tai prasme virtualios realybės metais, kadangi didėjai flagmanų gamintojai, telefonų gamintojai pasuko link virtualios realybės, Samsungas pristatė savo Gear VR platformą, LG savo platformą pristatė, nemažai taip pat įnešė į virtualią realybę ir HTC įneštas HTC Vive, bet nepamirškime, jog pradininkas viso to buvo Google. Ir šiandien dienos tema bus būtent apie Google virtualią realybę, kuri pakol kas savo įspūdingumu dar atsilieka nuo didžiųjų gamintojų, bet tai yra pati pradžia ir jeigu mes norime žengti pirmą žingsnį į virtualią realybę, tai aš siūlyčiau būtent nuo to ir pradėti, kadangi tai yra Google virtuali realybė yra nebrangi, ją galima netgi pasidaryti pačiam. Taigi, ko mums reikės? Na, visų pirma, kadangi čia matot, tai yra sintinukas, vieno dalyko patys pasidaryti mes galbūt ir negalėsime. Tai yra sintinukas iš Kinijos, kurį aš užsakiau iš AliExpress. Nuorodėlė bus apačioj. Tai yra lęšiukai. Na, šitie lęšiukai yra 2,5 cm skersmens. Artinimas tinka akiniams daugmaž nuo 5 iki 5,5 ir šiaip gali būti lęšiukai iki 3 arba biškai daugiau centimetrų. Šitie yra 2,5, tai yra Google Cardboard pirmai versijai, antrai versijai jau reikalingi 3 cm skersmens. Principė tiks bet kokie netgi didinamieji, galbūt netgi didinamo stikliukai, kurie didina 5,5 karto ir yra panašaus diametro. Na, bet aš pirkau, jie yra nebrangus, tai yra kažkur apie nuo 50 centų iki euro, dolerio kartu su siuntimu. Todėl tiesiog nusipirkau, nesakau savo galvos. Ir štai jie abu yra. Yra mažiukai defektukai, kraštukai nuskalti, bet tai greičiausiai įtakos neturės vaizdui. Ir pirmas komponentas yra, man jo gamintis nebereikės. Antras dalykas, ko mums reikės, tai brėžinių trafareto pačiu akinukų. Štai aš jį atsispausdinu. Tai yra iš 3 dalių toks pertvarėlė, į kurią įsistatys lęšiukai ir pati kartoninė dėžutė, lankstinukas toksai ir ji bus vientisa, todėl matome čia tokią zigzagų kirptalinę, tai bus sujungimai visur. Visus šitos brėžinius aš irgi kelsiu nuorodą apačioje, kadangi Google dabar turi tik tai į antrą versiją nuorodą ir į šią versiją nebus. Aš taip pat įkelsiu nuorodą į lęšiukus šitai pirmai versijai ir taip pat įkelsiu nuorodą antros versijos lęšiukams. Na, gal kas nors sumanys pasidaryti naujesnę versiją, kadangi jį labiau skirta didesniems ekranams, nors ir su šita galima iki 6 principė colio, nors šiaip iki 5,5 colio ekranų mėgautis virtualią realybę. Taigi, kas čia yra iš tikrųjų tokio įspūdingo, kas išskirtinio lyginant su jau pagamintais akiniais? Šičia mes galime viską patys derintis. Pavyzdžiui, mano telefonas yra 5,5 colio ir štai langelis netitiko, aš persibrėžiau kitaip, dydis biški kitoks, aš vėlgi persibrėžiau kitaip ir kadangi kartoninė dėžutė, kurios mums reikės sekančiame etape, yra principė nemokama, jie galima gauti parduotuvėse dykai. Todėl šitas dalykas tampa tiesiog pigus. Jeigu kažkas nutiks ne taip mes kažką tai nusibražysim, išsikirpsime, mes visada galėsime tai vėliau perdaryti. Principė neišleidžiant nė cento. Taigi, pirmo reikalo atsisinčiam tą brėžinuką, atsispausdinam ir galima jį bent grubiai išsikirpti, kad galim būtų visą tai užsiklijuoti ant kartoninės dėžutės. Na, aš tą dabar ir padarysiu.
imu žirklės, imu trafaretą ir karpu. Na, gavosi kažkaip va taip. Šita dalis bus karpama atskirai, todėl su ją problemų nebus visai. O va štai. Taip pat šita dalis, tai yra per tvarėlį, bus atskirai karpama. O va šitos dalis turės būti iškirptos iš vientiso kartono. Kur matome vienetuką juodą, ant jo turėtų užsidėti vienetukas baltas. Ir ant dvejetuko lygiai taip pat. Štai gaunasi kažkas tokio. Bus vat štai tokia kartoninė detalė. Todėl mums reikės mažiausiai, tai pamatuosim. Taip, mažiausiai. $56 cm ilgio dėžutės ir aukštis mažiausiai turėtų būti 20 kažkur vienas. Na, aišku, šitos galima elementus kažkur šalia bandyti įpaišyti. Na, kažkaip taip, pavyzdžiui. Ir tada būtų, tarkim, grubiai apie 23 cm aukštis. Na, aš einu atsinešti dėžutės. Na, ir štai aš atsinešiau labai štai didelį dėžę, netilps tiesiog į vaizdą. Ir aš dabar tiesiog iš jos to išsikirpsiu reikiamą gabaliuką ir grįšiu vėl pas jūs. Na ir gavosi kažkas tokio. Uždengiu visą vaizdą. Rinktis reikėtų štai tokio panašaus storio dėžutės, nes kitos bus per storos. Na ir aš dabar patrauksiu biškį viską į šalį. Ir man reikės dabar visą tai susiklijuoti papiriniais klijais ant šios kartoninės dėžutės gabalo. Naudosiu paprasčiausiai tokius klijus, kuriuos galima surasti bet kurioje parduotuvėje turbūt. Pradedam nuo tos dalies. Dar kartelį susidėliojam, apsižiūrim, ar mes čia telpam. Taip, ir aš matau, kad nuo krašto iki krašto pas mane gaunasi kaip tik. Ir dar liks vietos kitiems elementams. Na, ir todėl aš ir pradėsiu. Nesistengkite to klijuoti idealiai, tai yra tik trafaretas, jis paskui nusiklijuos. Na štai gavosi kažkas tokio. Dabar belieka tik tai išsikirpti, aš naudosiu žirklės, kuriamis grubiai iškirpsiu šitos elementus, o smulkiai jau karpysiu peiliuku. Aš naudosiu tokį tapeto peiliuką, nors geriausia tai aišku būtų inžinierinis skalpelis, taip vadinamas, skirtas būtent maketų karpimui. Na ir dėja filmuoti aš nefilmuosiu, tai labai daug užtruks ir man reikės stalo ir laisvo stalo ir laisvų rankų, todėl aš tai darysiu ne į kamerą, jau atleiskit. Na ir aš pradėsiu. Taigi, 2 valandos karpimo, nebe traumų, rankos pavargo, rankos supjaustytos. Visos 2 valandos atiteko karpimui. Bet tai yra padaryta. Ar aš tai norėčiau padaryti dar kartą? Aš jau nebežinau. Bent jau tiek galiu pasakyti, kad kokie $3 kaži ar verti šitą visą darbą. Na, bet
Jeigu jau pradėjau, reikia ir pabaigti. Taigi, iškraipyti viskas, ką reikėjo iškirpti, dabar beliko sulankstyti ir galim bus arba nusiimti baltą popierių, arba jį pasilikti. Aš turbūt jį nusiimsiu. Taigi, visų pirma, susilankstykime, šitą dalį lankstyti nereikės. Čia galima iš karto popieriuką nusiimti. Jeigu jį gražiai nusiimti, tai dar galim būtų jį panaudoti kažkur tai. Na, bet jis netaip jau gražiai ir nusiima. Kodėl aš nuimu baltą popierių? Nes baltas jisai labai atsispindės nuo ekrano ir paprasčiausiai vaizdas tiesiog trukdys žiūrėti ir būtent tai, ką jūs norite matyti ekrane. Bet nusiima nelabai puikiai, todėl dar nežinau, ar tikrai viską nuiminėsiu. Galbūt pradžiai paliksiu, paskui pasižiūrėsiu, jeigu man tai trukdys, aš tai nusiimsiu. Taip, na ir lankstome. Pradėkime gal nuo paprastesnio dalyko. Štai. Aš pasižymėjęs, kur turėtų būti linkimas. Jeigu jūs spausinsite, tai ten bus silpniau turbūt arba punktyris pažymėta. Pas mane nebuvo, todėl aš pasižymėjau tiesiog markeriu. Kad lengviau sulankstyti, galim panaudoti liniuotę. Dedame į linkimo vietą. Ir šitaip stipriai nuspaudžiame. Tada šitoje vietoje atsiras toks įdubimas ir visą tai žymiai lengviau susilenks. Na, nesuper gavosi man taip. O? Kažkaip va taip va. Ir šitą reikia į kitą pusę antrai. Tai kažkaip tai panašiai. Reikia stengtis, kad lygiai susidėliotų akims skylutės ir gausi štai kažkas tokio. Štai. Taip, viena dalis sulankstyta. Imam sekančią. Čia mes turėsim sudėtingesnį biškį. Kažkaip taip. Jeigu aš į tą pusę užlenkiau, dar nežinau. Čia reikia prie pat krašto. Jau lenkiu. Taip. Noriu lenktis, teks stipriai paspaus lenkimo vietą. Štai. Žymiai lengviau susilinkia, bet matote, popierius ima išsilinkinėti, išsiputinėti. Todėl greičiausiai teks jį visgi nusilupti. Čia užlenkiam. Čia užlenkiam. Ir turbūt prieš paskutinis linkimas dar 2 linkimai liko. Tai. Štai šičia. Ir telefono laikiklį. Užspaus štai kažkur tai čia. Tai kažkaip taip ir aš jaučiu
aš tada nusiimu turbūt tą popierių, nes jis man tikrai trukdys biškį. Na, kažkaip tais taip gavosi. Ir aš jau, jeigu pradėjau lupti popierių, tai nusilupsiu ir nuo čia. Pasirodo, popieriniai klijai netokie jau ir paprasti. Netaip jau paprasta tą popierių yra nulupti. Na, jaučiu, paliksiu tiek, kiek yra dabar, nes labai ilgai užtruksiu. Paskui, jeigu jis man trukdys, aš jį tiesiog irgi visą pašalinsiu. Taigi, atėjo metas dėti lęšiukus. Štai matome, čia yra pažymėta, kad lęšiukus dėti žemyn iš gaubtumo. Dabar mes juos išsipakuosime. Jie puikiai įpakuoti yra. Štai matom, viena pusė yra išgaubta labiau, kita yra tiesesnė. Tai dedam štai taip išgaubta į gilyn. Vieną lęšiuką ir kitą lęšiuką. Ir visą tą buterbrodą, taip sakant, surinkama į vieną. Nu, tai gatas kažkas tokio. Tokiu būdu lęšiukai ten laikysis ir neiškris. Dabar imam pagrindinę dalį. Turėsime statyti taip, kad šito išpaivimo į priekį ir lęšiukų išgaubtumo į priekį gausis. Lęšiukai biškį bando pabėgti, skylutės ne visai super atitinka. Taip, turėtų įsistatyti štai čia. Na, taip, kad labai gerai įsistatinėtų, aš nepasakyčiau. Tai kažkaip tais taip susirinko. Ta pertvarėlė keliauja irgi štai čia. Kardonas labai yra tvirtas ir visur. Na, vaizdas gavosi ne pats superinčiai, toksai, kad būtų labai super, bet tai yra pirmas blynas. Čia reikėtų kažkum tai užsiklijuoti, na, galbūt dvipusę lipnę juostą galima. Ir reikėtų viršuje, taip vadiname liaudėje, lipučkių, kad galima būtų telefoną uždėjus tiesiog čia prisiklijuoti. Na, pademonstruoti, kaip šitas daiktas veiks, aš nelabai galėsiu, nes tai tiesiog nemanoma, aš jeigu taip pridėsiu prie akutės, tai nieko gero nepamatysite. Labai daug nuo kartono lieka tokių dulkių, kurias netaip jau paprasta yra pašalinti. Taigi teks gerokai pavalyti dar lęšiukus nuo to. Ir lęšiukai, matote, visgi nelabai gerai laikosi. Na, bet pirmas blynas, visą laiką galima ją pataisyti. Kartonas galėtų būti dar biškį, netgi turbūt ir plonesnis, aš sakyčiau. Nes, matot, ne viskas visur gerai įsistato dėl jo starumo. Na, pabandysiu užsidėti.
Na, bet telefoną užsidėti tinka, daugmaž jausmas yra normalus, ta prasme, jaučiasi. Bet visgi dar visgi tokių visokių niuansų yra. Dėžutė nelabai nori gražiai į vietą pati atsistoti, taip kaip turėtų būti. Išvaizda irgi ne pati gražiausia. Na, bet bandysime, žiūrėsim kaip funkcionuos. Tikiuosi, kad normaliai. Taigi, jeigu iš tiesų kantrybės neturite, tai nesiūlau tokią dėžutę daryti patiems. Todėl įkelsiu dar nuorodėlę, kaip galima, tiesiog kur galima bus nusipirkti tokią dėžutę gatavą. O jeigu manote, kad nieko gero iš to kartono nebus, tai yra dar vienas variantas, kurį aš taip pat jums dar ir parodysiu. Yra gatavi sprendimai, kaip pavyzdžiui šis, Ritech, tai yra antrasis modelis, jau yra ir trečiasis modelis. Ką jie siūlo? Jie siūlo, štai ateina tokiai dėžutė, tai bus toks mini išpakavimas ir mini pristatymas. Tai jau yra gatavas sprendimas. Jau matome, yra iš karto ir laikiklis galvai, tai yra žymiai didesni lęšiai. Plastikinis korpusas, tokie silikoniniai telefono laikikliai yra. Viskas jau yra priderinta, iš karto yra ir magnetukas. Ir toks dalykas jau su paralonu, jis yra žymiai patogesnis. Ir aišku, kokybė bus geresnė, kadangi dar galima ir pareguliuoti lęšiukus viršuje. Taigi, į šitą modelį ir į naujesnį trečią modelį aš jums irgi kelsiu nuorodėlę apačioje. Na, o šitą nuveiktą ilgą darbą, aš tikiuosi, kad aš bent jau laiko nusipelniau. Taigi, spauskite like, dalinkite socialiniuose tinkluose, galbūt kas nors iš jūsų draugų norės pasigaminti pats virtualios realybės akinukus. Aš taip pat įkelsiu Google programėlę, kuri pirmoji siūloma yra, kad kaip pamėginimuisi, kad išsibandyti virtualią realybę irgi bus viskas apačioje. Na ir prenumeruokite kanalą, jeigu norite toliau tokių įdomių visokių projektėlių. Iki kito karto. O. Štai. Tai yra dėl baterija. Atsidarom ir matom mums reikalingus pirštelius. Akumuliatoriai patys irgi bus čia. Kažkur čia miškuose nukrito mūsų dronas, kaip jau matėte. Jis yra neįsitikinęs, kad jūs matysite. Vat štai va ten.